Kągi, lemiamam šturmui kyla Gana. Aikštės kraštų tolyn griuvo vienas Ganos futbolininkų, netoli baudos aikštelės. Taip, atrodo su varžovo pagalba. Taigi bus mušamas baudos smūgis, Fusilį turi priekaištą rungtynių arbitrui, tai naudos neduoda, Fusilį keliauja į gynybą. Paskutinis šansas, paskutinė minutė. Įdomu, koks bus Ganos futbolininkų sprendimas, smūgis į vartus ar perdavimas. Na, pozicija nelabai patogi, smūgiai, greičiausiai perdavimas bus atliekamas į baudos aikštelę, Pensivas prie kamuolio. Sujudimas baudos aikštelėje svarbus kiekvienas centimetras tokios svarbos rungtynėse, perdavimas. Vienas smūgis nelabai vykęs, antras smūgis, trečias smūgis, ketvirtas smūgis ir kažkokiu stebuklingu būdu kamuolys vis dėlto neatsidūrė vartuose. Tikrai labai pasisekė Urugvajų, kasgi vyksta čia. Raudona kortelė Suarezui, greičiausiai žaidimo ranka. Džiūgauja Ganos futbolininkai, 11 metrų baudinį matysime 121 rungtynių minutę į Urugvajaus vartus. Taip, Suarezas sąrašėlyje rungtynių pakartojimas. Vienas smūgis, antras smūgis Muslera traukia, Suarezas traukia trečiąjį ir štai ketvirtas, Suarezas rankomis muša kamuolį skriejantį į vartus. Taip, dar kartą šis vaizdas, Suarezas puikiai atliko vartininko funkciją, kai vartininko nebuvo savo vietoj. Labai retai pamatysite tokį vaizdą, be abejonės. Gijanas prie kamuolio, Suarezas nusivylęs. Tai viskas Gijano rankose, be abejonės tas smūgis. Oi, nėra, skersinis gelbė Urugvajų. Skersinis gelbė Urugvajų, Gijanas griebėsi už galvos, Muslera dėkoja skersiniui. Urugvajaus futbolininkai dėkoja Muslerai, nors iš ir nelabai galėjo ką pakeisti. Taip atsitika, tai būna, tai šiuolaikinis futbolas, Gijanas visiškai pasimetęs, nežino kur dėtis. Štai jums pakartojimas, maudo vartininką, bet nemaudo virpstą, tai yra skersinė. Viskas turbūt to ir pasakyta, visiškai be šansų. Muslera, bet skersinis gelbė Urugvajų. Skersinis atveda Urugvajų mušti 11 metrų baudinių. Skersinis plus Suarezas, galėtume taip pasakyti. Griebėsi už galvos treneris, Suarezas didvyris. Suarezui turėtų dabar būti perrašyta Dievo ranka.